Tai gerą vakarą, labai malonu. Savotiškai neįprasta erdvė, amplua, gal sakykime taip, dirbu su karybos tematika. Nesu istorikas, esu politologas, bet labai domiuosi, kadangi domiuosi karo tematika, neišvengiamai, kai domiuosi karo tematika, skaitai daug istorijos. Labai daug. Ir aišku, ir tiek lietuviškos, tiek ir vakarietiškos. Čia beje, ką matot paveiksliukas, tai čia yra Semnavičiaus knygos ištrauka apie tai, kaip sukurti drakoną, fejerverką valdovams, baliavojant kažkur tais per naujus metus ar kitą šventę. Ir labai dažnai šitas paveiksliukas yra naudojamas, kai reklamuoja pačią knygą, nes vienas tokių įspūdingesnių, kai vartai visą tekstą. Iš tiesų, labai tada glaustai aš ką papasakosiu ir vėlgi nesu aš paties Kazimiero Semnavičiaus kaip tokio specialistas, bet tikrai yra tekę skaityti nemažai apie pačią artileriją ir ypatingai tą laikotarpį, kada mūsų tėvynai, nes ir šitoje vietoje, nors daug kas ten istorikai ginčiasi, daug nežinoma apie jį, bet tikrai yra rungtynės ir peštynės su mūsų kaimynais baltarusiais, nes mes sakom, kad jis gimė Raseinių rajone, baltarusis sako truputėlį už sienos jų pusėje ir tada ten jau prasideda istorikų ginčas, nes pagal heraldiką, kas kokį ten herbą turi ir kur pagal to herbo turėtojai plius minus gyvendavo kokioje lokacijoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, bet tarptautinis konsensusas yra, kad yra nurodomas kaip Lietuvos didikas. Ne Lietuvos Lenkijos, bet konkrečiai Lietuvos didikas, gimęs Lietuvos teritorijoje. Ir tada tiek tapęs jau pasaulinių veikėjų, keliavęs tiek po Europoje ir veikęs Lietuvoje. Ir tai buvo žmogus mokslo ir visas jo traktatas, aš jį pakalbėsiu, tikrai yra įspūdingas traktatas, mąstant netgi apie tą laikotarpį, kada jis įrašo, bet jis taip pat buvo ir praktikas, jis tikrai dalyvavo kovos veiksmuose ir matė, sakyčiau, keletą tikrai labai svarbių mūšių ir karų, kur tikrai ir sėmėsi patirties ir ją pritaikinėjo. Ir taip pat ir lindo kažkiek į politiką ir atrodo, yra tai, kad jis galiausiai miršta ne Lietuvoje, jis miršta užsienyje, tikėtina ir dėl to, kad pabėgo, išvyko iš Lietuvos, nes buvo įsivėlęs į politinės intrigas, muštynės ir Kazimieras Vaza sako, gal tu važiuok iš Lietuvos, ne tai, kad aš tave ištrimiu, sako, tau bus ramiau rašyti traktatus, negu čia dalyvauti politinėse machinacijose. Nes tuo metu jau vyksta kazokų maištas ir valstybėje yra nemenka suirutė, tai mūsų herojus išvyksta į Amsterdamą, kur išleidžia knygą, kur Gintarė minėjo, 1650 lotynišką versiją, po metų prancūzišką. Ir dėja, tais pačiais metais ir mūsų herojus miršta. Mirimo aplinkybės yra neaiškios ir miglotos, kiek pats paskaičiau ir kiek jo knygoje parašyta, tiksliau, įvade į knygą parašyta, tai yra konspiracijų, kas ir kaip jį nudaigojo, tai apie tai paskaitos pabaigoje pašnekėsiu, nes tai irgi atliepia turbūt jo gyvenimo filosofiją, už ką jis gal ir galiausiai sumokėjo savo gyvybę. Bet apie ką aš norėčiau pakalbėti truputėlį daugiau, tai yra kontekstas, kuriame mūsų kūrėjas tėvynainis viską daro. Tai pirmiausia, tai yra pakalbėti apie tai, kaip atrodo to meto karyba Europoje ir tame tarpe ir Lietuvoje. Tai, ką jūs matote, yra viena iš daugelio tvirtovių likusių vakarų Europoje. Šiuo atveju tai yra Olandijoje viena iš tvirtovių, vadinamai bastioninės, bastionas, o tokia ta snaigės formos, kur Lietuvoje geriausias pavyzdys yra Biržų tvirtovė. Vilniaus Bastėja yra turbūt prototipas, nes būdavo iš pradžių ovalūs kampai, paskui mes išeiname į trikampį, į tokį ietės strilės antgalio ir tokių tvirtovių pilna. Jeigu Olandija, Belgija, Prancūzija nusėta ištisai tokių tvirtovių, nes kokia yra situacija ir kur mūsų herojaus kontekstas. Yra tai, kad nuo 1500 metų mes kalbame apie tai, kad intensyviau ir masiškiau yra naudojamas parakas karyboje. Mes kalbame istorikai kalba apie karinę revoliuciją, kurios pagrindas yra parakas, o tai reiškia, kad atsiranda tokie dalykai, čia italijos atspaudinimas, tokios fortifikacinės architektūros, kai yra žemos tvirtovės, nes yra žemos sienos, bet storos sienos, tada yra grioviai, yra visi tie smaigaliai, bastionai, tai yra pavadinimas toks, tokio architektūrinio tipo, nes naujo tipo patrankos šauna stipriai ir tokios pilis, kaip dėja mūsų Trakų pilis, griūna labai greitai, nes jos yra aukštos, bet plonos. Ir jas labai greit sugriauna. Todėl, kas atsitinka, labai sparčiai visi žemina tvirtovės sienas, bet storina. Ir pagrindas yra žemė ir iš išorės akmuo arba plyta. Ir žemė yra geriausias smūginis jėgos amortizatorius.
Tai iš principo, jeigu tu nori paimti tvirtovę, tu turi priartėti prie sienos, pastatyti kopėčias ir ją perlipti. Dėl to atsiranda grioviai, atsiranda papildomi gynybiniai perimetrai ir gaunasi toksai žiedas visas gynybinis, kur apsiaustis užtrunka labai ilgai. Ir pagrindinis įrankis kariavimo realiai yra patranka. Ir kastuvas. Kasti apkasą, artėjant prie sienos, kad galėtume šaudyti patranką į tą tvirtovę. Ne kavalerija ir taip toliau. Tai o čia atveju, ką daro Kazimieras Semenavičius, jis yra srities karybos, kuri yra gal mažiau aristokratiška, bet jinai yra esmingai svarbiausia, kai mąstai apie to meto karybą visos tiek vakarų, tiek rytų Europoje. Tai dėl to jo traktatas ir yra klasika išliekanti iki pat faktiškai Prancūzų revoliucijos, nes iki pat Prancūzų revoliucijos dominuojanti karyba yra apsiaustis. Kodėl Napoleoną mes visi atsimenam, nes Napoleonas buvo tas karvedys, kuris uždėjo akcentą ant mūšių. Kad mūšis yra svarbiausia karo forma, susidūrimo. Ne tvirtovių paėmimas ar dar kažkas, bet iki Napoleono mūšių yra, bet jie yra retenybė, lyginant kiek yra tvirtovių apsiauščių. O tvirtovių apsiaustyje dominuoja artilerijos sprendiniai įvairiausi. Bet čia tiesiog dar kas esat vyresnioji karta, nežinau kiek jaunimas, skaito Tris muškietininkus, Aleksandrą Diuma, tai štai kaip atrodo muškietininkai, tai yra vėlgi šaunamojo ginklo, ne viena iš pasiekmių, tai parako pasiekmių karyboje ir pėstininkų daugėja kariuomenėse, bet visgi, kai mastai, rečiau tie pėstininkai, muškietininkai šaudo iš muškietų, kiek labiau su kastuvais kasa tranšėjas, artėja prie sienų ir stato pabūklus. Ir tada ateina jau artileristai, kurie imasi darbo, kaip sakyti, reducing the walls, mažina sienas ir galiausiai padaro spragą juose arba pasikas ir padeda miną. Ir yra atskiras žodis, kuris gal mūsų yra su sovietiniam konotacijom nelabai mėgstamas ir toleruotinas, pionierius, bet iš tiesų pionierių žodis kyla, karinis žodis tai buvo karių rūšis, kurie kasdavosi po tvirtovių sienomis ir padėdavo miną. Tai yra porūšis kareivių. Kaip sovietų sugebėjo šitą žodį padaryti tom, kom padarė, čia šitoje vietoje pasiduodu, tiek istorijos nesu sekęs ir nežinau, bet karybos istorija, tai žodis pionierius turi visai kitą reikšmę. Ir jo ištakos yra tikrai 16-17 amžius, ne tie moderniai laikai. Čia tiesiog jei kažkas domėsitės, tai čia yra knyga autoriaus Christopher Duffy apie apsiaustis, kur jo žinutė yra tas. Mes turim suprasti, kad laikotarpis, tai čia pirma dalis yra nuo faktiškai 16 amžiaus iki Liudviko 14 laikų, bet realiai iki Napoleono pagrindinis dominuojantis kariavimas yra apsiaustis. Dėl to, sakykime, artilerija, artileristai, tie, kurie išmano artilerijos mokslą, moka pirmiausia gaminti pabūklus, tai čia yra metalurgija. Tada, aišku, visa logistika, atgabenimas, tiek pačio pabūklo, jie lengvėja, jūs yra lengviau atsigabenti į mūšio lauką. Vėlgi mes beje, iš kur Semenavičius tokius dalykus mokosi. Tai beje rodo, kad kai jis tą traktatą parašo, jis rašo srityje, kuri yra pati svarbiausia, tai rodo, koks yra intelektualinis lygis pas mus. Mes sekam pačias pagrindinės inovacijas ir naujovės karyboje tuo metu Lietuvoje. Radvilų, Chatkevičių giminės, esmė, kaip mes pažiūrim jų bibliotekų katalogus, ką skaitė. Jie skaitė yra viską, kas naujausia. Paties Semenavičiaus knygoje įvade užsimena apie autorius, kurie dėstė, realiai jam jau, jie buvo mirę, kai jis buvo ką tik gimęs, bet dėstė apie 1550 metus Olandams karo meną. Ir jis juos cituoja, jis juos skaito. Ir yra dar viena priežastis, kodėl mes taip gerai išmanom tą karo meną, mus moko švedai. Salaspilio mūšis, Radvilos kova su švedais dėl Rygos, kurią mes prarandame galiausiai. Švedai prisiskaitė Olandų naujausių tezių apie muškietas, apie artileriją, standartizuoja, taiko tas inovacijas ir pirmiausia išbando ant Maskvos ir mūsų kailio, o kai gerai atidirba, išvažiuoja apie 1630 kariauti su ispanais ir austrijais į Vokietiją. Ir ten jiems duoda į kailį kaip reikalas. Ir iš čia gimsta Švedijos imperija. Nes jie labai gerai kariavo. Ir kariavo tą naują karybą. Ir ypatingai vienas iš inovacijų yra tai, kad jie standartizavo artileriją, padarė ją lengvesnę, mažiau skirtingų kalibrų, reiškia 3 kalibrai, 3 skirtingų dėžės. Lengviau pagaminti, lengviau transportuoti ir svarbiausia mobilios. Tu gali temptis į mūšio lauką ir mūšio lauke kalti priešo pėstininkų gretas. Nes ankstesnės visgi patrankos būdavo tokios, kur yra problema su logistika, sakykime labai paprastai.
Tai va šiuo atveju ir Kazimieras Seminavičius dalyvauja Smolensko mūšio kare 1632-1634, kai Maskva bando atimti iš mūsų Smolenską ir tada Vladislavas Vaza vadovauja, jis dar nėra tuo metu karalius ir Seminavičius mes tikrai žinom, kad dalyvauja tame visame kare ir dalyvauja stumiant Maskvėnų kariuomenę nuo pačio Smolensko, kur galiausiai jie apsupa ir paima nelaisvę. Ir kiek yra likę šaltinių, tas visas apsupimas ir galiausiai rusų palaužimas buvo dėl to, kad apšaudėm jų stovyklą intensyviai artileriniu ugnimi. Ir palaužėm jų valią priešintis. Maskva neatsiuntė pagalbos išsivaduoti iš apsupimo žiedo ir galiausiai apsupti rusai pasiduoda. Svarbu pabrėžti, tai yra paskutinis karas, kurį mes laimėjom prieš Rusiją. Po to prasideda istoriškai bėdos, kai žiūri, kas dėliojasi 17 ir vėlesnėse amžiuose. Tai va čia yra, sakykime, va čia pavyzdys, kaip atrodo tvirtovė. Jeigu turi daug pinigų, tai tą gali sau leisti Olandai, Prancūzai, kai kuriais atvejais Austrai, Habsburgų dinastija, Lietuvoje, valdovai nelabai sau galėjo tai leisti, atskiras Zamoiskiai, Lenkijoje statėsi, pas mus Radilas statėsi va tokio tipo tvirtovės ir tai netokias įmantrės, bet iš tiesų matosi, ne, tai vien bastionas yra va tik tai iš čia, o tada yra griovys, tada dar yra už griovio dar vienas papildomas fortifikacinis sluoksnis. Tai tiesiog užimti tvirtovės rekordas yra Bredos apsiaustis metai laiko. 1625 ar kažkas tokio neklystu. Bet ilgainiui atidirbta buvo sistema ir toj parodysiu dar vieną skaidrę, kur paimtas miestas buvo tvirtovė per 28 dienas. Tai čia tiesiog pavyzdys, čia jau yra geras pusšimtis metų po Seminavičiaus mirties, bet kas yra svarbu, tai tiesiog žalios žvaigždutės yra, žalios ir tamsiai mėlynos žvaigždutės yra tvirtovių sistema tarp Prancūzijos ir to meto Ispanijos valdomų, dabartinė Belgija. Matote, tai yra dvigubas sluoksnis tvirtovių ir koks dažnis. Kiek jų yra? Prancūzai ištaškė daug pinigų tam, kad sukurtų perimetrą, tvirtovės dengia vieną kitą ir realiai dėl to ir karai tampa labiau tokie sėslesni, sakykim taip. Ir jeigu tu nori ką nors daryti dabartiniai Belgijoje, jeigu tu nori kažką daryti iš dabartinės Belgijos, tai yra Ispanijos kariuomenė lysti į Prancūziją, tu turi perimti pirmiausia bent 2 ar 3 tvirtovės, kad tau būtų saugus užnugaris. Tvirtovių užėmimas valgo laiką. Ir labai dažnai visas karas ir baigėsi tom, kad tu tiesiog praleidai metus 2 prie 2-3 tvirtovių, kur išvaistai savo pinigus, karius, nes visgi apsupimą daro pėstininkai, artilerija kainuoja, parakas kainuoja, kaip bežiūrėti, logistika išlaikymas taip kaip dabar, taip ir tais laikais labiausiai pinigus valgo. Duona, maistas, parakas, žirgas, žirgų šienas, visa tai kainuoja. Ir tais laikais dar sezoniškumas, žiemą sunkiau išgyventi, negu mums dabar yra šiais laikais, ne? Tai va čia ir čia, ką aš noriu pabrėžti, visas šitos tvirtovės yra pastatytos arba prižiūrėtos garsiausių fortifikacijų specialistų Europoje, Markizo Vobano, jis buvo Liudviko XIV pavaldinys, geriausias karinės fortifikacijos specialistas vakaruose kada nors buvęs. Bet jis statė tas tvirtovės ir mąstė apie artileriją, skaitydamas Seminavičiaus veikalą. Nes jis viską stato 1690-1700, tai 40-50 metų po mūsų aptariamos knygos išleidimo. Ir to meto pagrindiniai karybos specialistai, ar tie, kurie kaunasi, ar tie, kurie stato tvirtovės, Seminavičiaus knygą skaito. Nes jinai arba pasako, kaip reiktų tau organizuoti puolimą, arba kaip reiktų statyti tvirtovę, kad atlaikytų tam tikrą trajektoriją skriejančio sviedinio galią. Ir tu darai matematiką, tu darai geometriją ir tai yra jau tikrai mokslas. Seminavičiaus knyga, seniai skaičiavau, aš ją pavarčiau, tai galvoju, čia toks jausmas, kai grįžau 11-10 klasę ir geometrija, ir fizika, ir skaičiai, ir formulės, ir taip šiuolaikiškai, nors parašyta jau gerokai metų atgal, tai, sakyčiau, labai geras veikalas duoti mūsų vyresniems moksleiviams, sužinai apie Lietuvos istoriją ir tikrai lavini savo tiksliųjų mokslų žinias. Nes yra ką, pasakyk, kad pasukonstruktų Seminavičiaus aprašyta vienpakopę raketą. Tuba, tūris, kiek ten koks skersmuo turi būti, visą tą išmatuok, sukonstruoti, gal parako nepilk, bet padaryk bent jau tą visą karkasą. Yra geri namų darbai ne vienai savaitai, kur tikrai mokėsi fiziką, geometriją, matematiką ir tuo pačiu dar istoriją.
apie Lietuvą. Tai nežinau, kiek mokyklose apie tai yra šnekama, bet aš sakyčiau, visai kūrybiškas mokytojas, manau, mokytojų komanda galėtų STEM pavyzdys čia iš tiesų, ką galim padaryti. Tai va čia taip atrodo laikotarpis, o čia tai konkrečiai yra Halsto mūšio apsiaustis 1645 metai, kodėl aš tą pabrėžiu, nes šitą apsiaustį matė Semenavičius. Jis buvo išsiųstas Vladislavos Vazos tiesiog pakeliauti po Europą, pasirinkti gerųjų praktikų ir jis kai tik atvyksta ir dalyvauja, Olandai supa Ispanų valdomą miestą ir jį paima per 28 dienas. Nes iš tiesų jau yra sistema, čia matosi tas kraštas, tai čia yra realiai kariuomenė įsidėšiusi apsupimo visas perimetras ir jie palengva artėja, kasasi prie pačios tvirtovės sienų ir ją apšaudo, bombarduoja ir tvirtovė griūna. Ir kiek aš dar vakar pasitikrinau interneto platybėse, tai traktuojama, kad šita tvirtovė buvo paskutinis reikšmingas, sakykime taip, strateginės svarbos objektas prieš karui baigiantis. Nes po 3 metų karas baigėsi oficialiai 1648 Vestfalijos taikos sutartimi, bet kaip ir dabartiniai karai ir Ukrainoje taikos derybos truko 3 metų, palaipsniui gestant koviniams veiksmams. Tai čia yra viena paskutinių aktyviųjų karinių fazių, paskui diplomatai perima stafetę, tik ginčiasi 2 metus gerus, kol pasirašo galiausiai taikos sutartį. Tai va šiuo požiūriu tai yra tai, kad vadinasi Semenavičius, Olandai yra geriausias šitoj srityje. Ispanai, kad ir blėstanti gale, bet vėlgi yra rimtas geopolitinis žaidėjas, vadinasi, mūsų atstovas stebi, kaip kaunasi geriausiai. Ir mokosi iš šių patirčių. Ir grįžęs į Lietuvą, jis tik spėjo dar sudalyvauti ir kazokų sukilimo malšinime, iki galo neaišku, kokią formą ir kiek, bet tikrai žinom, kad jis dalyvavo ir dalyvavo pačioje Ukrainoje. Ir realiai po pirmųjų ten metų jis ima ir išvyksta, įsiunčiamas atgal į Amsterdamą, turbūt baigti rašyti tai, ką prisiskaitė. Tai va, tai čia toks tas kontekstas, kokiame veikia, operuoja mūsų artilerijos generolas, mūsų bajoras ir iš tiesų tai ir leidžia suprasti, kodėl visgi jo traktatas buvo ir taip yra skaitomas, nes jis buvo tiesiog atliepiantis laikmečio dvasią tiesiai 10-tuką. Ir atliepiantis aukščiausius to meto europinius standartus, kas reiškia mokslą, tyrimus, pateikimą, publikavimo stilius ir taip toliau. Tai buvo tiesiog viskas pagal patį geriausią vakarietišką kanoną padaryta. Kas tai rodo, sakykime, kad mes, nepaisant to, kas ištinka mūsų valstybė, labai netrukus iš tiesų po Kazimiero Semenavičiaus mirties, mes tikrai nebuvom kažkoksai užkampis. Ir čia netgi pabrėžčiau, ne tiek ETR, netgi kiek LDK ir Vilnius. Yra iš tiesų diskusijų, aš žinau, kad internetas ir oficiali biografija šneka Semenavičiaus, kad jis yra Vilniaus universiteto alumnas. Ir archyvose Vilniaus universiteto yra tikrai rastas įrašas, kad magistrantas Kazimieras Semeniovič dėl sveikatos prastos būklės egzaminą laikė eksternu, o ne gyvai, ir egzaminas laikytas yra 1650. Labai garbingo amžiaus, jūs jau, sakykime, yra studentas. Ir dėl to yra tam tikrų klaustukų, ar tikrai čia yra mūsų herojus, nes jam vadinasi tuo metu yra 50 metų, ir čia aš jau pasiduodu, reiktų žiūrėti, ar yra įprasta turėti 50-metį studentą tuo metu Vilniaus universitete. Ar taip kaip šiais laikais visgi tai turi būti, visgi jauno amžiaus žmogus, o ne jau pagal to metų visgi ilgamžiškumo standartus į antrą gerokai pakopą peržengęs vyriškis. Bet kuriuo atveju yra įrašai, ar čia tas ar ne tas, yra tam tikrų diskusijų. Oficialiai Vilniaus universitetas ir tiek Lietuvos bendrai valstybė traktuoja jį kaip Vilniaus universiteto alumną. Tai reiškia, kad tai, ką jis įrašo ir daro, iš dalies yra ir tai, ką jis įgijo ir pas mus išmokytas. Tai čia, toks marketingui, rinkodarai tokie dalykai tinka. Tai dabar pakalbėkime apie pačią knygą. Čia jos titulinis viršelis, sakykime taip, toks lotyniškai išleistas, bet labai greit prancūziškai, nes visgi tai yra laikotarpis, kai savotiškai, galim sakyti, negalime taip, kaip mes dabar suprantam, nacionalizmas jau tampa madingas, bet vis tiek jau yra labiau atsiradęs įprotis skaityti gimtosiomis europinėmis kalbomis ir priedo prancūzų kalba tampa tikrai dominuojanti. Dėl to lotynų kalbos žinios yra menkstančios bendrai per visą Europą ir jeigu tu mastai apie pardavimus ir informacijos klaidą, tekstas lotynų kalba jau pasiekia mažesnę auditoriją, dėl to labai greitai ir prancūziškas vertimas, nes tai yra realiai to meto, to laikų anglų kalba.
populiarumo prasme. Tai jeigu tu nori, kad pasklistų tekstas, nes vertimai yra gana spartus po to ispanų italų kalbą, britai įsiverčia tik tais 17-18 amžiaus pirmoje pusėje, ar 1713 ar kažkas tokio. Lenkai, mano nuostabai, įsiverčia tik tai šaltojo karo laikais, 60-aisiais ar 70-aisiais. Lietuviai pilną tekstą įsivertėm tik tais 18 metais, 2018. Labai stora knyga. Kiek žinau, išleido Karo muziejus Vytauto Didžiojo, ar bent jau Krašto apsaugos ministerija kofinansavo, aš ten nežinau iki galo, bet jie platino, taip sakykime, ne? Tai mes turėjom tam tikras nuotrupas, bet neturėjom sistemingai viso vertimo. Tai sakykime, įdomiausia yra tai, kad dvi valstybės, kurios buvo susijusios su mūsų herojumi, gana vėlai įsivertė pilnai visą tekstą, o kitol istorikai skaitė prancūzišką arba lotinišką variantą. Nu, arba tokie kaip aš anglišką, nes nelabai prancūziškai mokantis. Čia atrodo taip tas lietuviškas vertimas. Deja, pats kopijas neturiu, bet bibliotekos ir kolegos paskolina, pažiūrėjau internete, tai netaip menkai, 100 eurų kainuoja, jeigu nori nusipirkti, tai bet kažkaip galvoju, kad reiktų savo kolekciją ją įsitraukti, bet kažkaip... Platina tik tai Karo muziejus. Jo, žinau, tai per savo kvailą galvą, kai jie dalino ir aš turėjau tą teisę gauti, kai jie dalino, kažkur pabėgu, išvažiavau ir nespėjau pasimti nemokamos kopijas. Bet nieko, tas labai gerai bibliotekas. Prisimni tokiais atvejais, nani biblioteką pasiėmė, kad nebūtinai viskas internete, nebūtinai viskas kompiuteryje. Aš tikrai neįsiu per visą veikalą, bet vieną dalyką tikrai pabrėžiau, kaip ir pasakiau, tai yra iš tiesų ne kažkokia beletristika, tai tikrai nėra kažkokia karo meno filosofija, tai yra visgi mokslinis traktatas, kur dėl to ir pabrėžia, tai yra pirmas tekstas apie artileriją arba bent jau tam tikras artilerijos rūšis, kur yra sistemingai, aiškiai ir moksliškai viskas aprašyta. Kaip gaminti paraką, kokio tipo turi būti sviedinys, koks jos skersmuo, iš kokio metalo, koks turi būti, sakykime, ten turi, kiek dėti parako, kiek dėti kažkokių kitų priemonių ir viskas detaliai aprašyta, viskas matematiškai aprašyta, toks tiesiog kaip vadovėlis. Ir čia tiesiog pavyzdys, net jis apie patrankas ir svietinius ten, kiek visko yra prirašęs. Bet turbūt didžiausias, čia kokybė atsiprašau, turbūt šita skaidrė paveiksliukas, bet ypatingai šitas. Šitas paveiksliukas yra turbūt labiausiai vaizduojamas, kai atsidarai internete ir įvedi mūsų herojus vardą ir pavardę. Nesvarbu, rusiškai, baltarusiškai, lenkiškai, angliškai, prancūziškai metamas šitas. Nes tai yra raketų kūrimo pradžia, daugiapakopių raketų kūrimo pradžia. Jis čia kiekviena raketa, kiekvienas tipas, net matot numeriukai 59, 58 taip toliau, yra aprašytas tekste. 54 raketa daroma taip ir taip ir taip, 57 taip ir taip ir taip. Tai yra tai, kur yra vienas iš interaktyvių žaidimų apie raketas, kuris skrieja į kosmosą, daugiapakopės. Tai čia pradžia. Tai yra pirmas žmogus, kuris aprašo, kaip pagaminti daugiapakopės raketas. Gal kiti irgi galvoja apie tai, bet tiem popieriaus neužrašė, vizualiai nepavaizddavo ir populiariai nepateikė. Semenavičius yra pirmasis. Ne tik popso prasme, bet ir mokslo prasme, kur viską padaro. Ir kai paskui mastai, kur vystosi artilerija ir, sakykime, raketų mokslas, tai dėl to Semenavičius yra visą laiką ir tas autoris, kuris bus cituojamas netgi jau labai tuose hard science tekstuose, kai mastai apie tą patį kosmoso tyrinėjimą. Nes tai yra ištakos. Ir bandžiau suprasti, sakau, matematikos žinios biškai blokuojančios, bet tu matai, skaitai, supranti, kad žmogus įdėjo savo sielą ir dūšią į tai, ką ten darė. Ir dar kas svarbiausia, kad tikrai apskaičiuota, apgalvota, viskas surašyta ir matosi, kad tai yra bandoma pateikti taip, kad žmonės, kurie turi bent geresnį matematinį supratimą, suprastų ir galėtų tai daryti, taikyti, plėtoti toliau. Tas intencija yra mokyti, edukuoti. Po teisybė net įdomu, aš pagalvojau, ar jie kaip tais laikais mąstė komercinę naudą, pavyzdžiui, kiek tokia knyga kainavo pagal to meto standartus, daug, mažai, nes puslapių šiaip nemažai tos knygos, kaip pagalvoji, kokia jos originali kaina pagal to metų perkamąją galią. Šiaip viskai galvoti, čia reiktų pasokios grinai jau finansų istorikus keliauti ir užduoti klausimą, koksai yra standartinis plius minus rimtos knygos kaina palyginus to meto ekonomiką 1650 Paryžiuje ar Amsterdame. Net tiesiog neįsivaizduoju, tai buvo prabangus veikalas, kurį galėjo sau leisti tik vienetai, ar tai buvo
tekstas, kurį galėjo savo įsigyti ir smulkesnis bajoras, sakykime, nes kaip ir Seminavičius, tai yra smulkios bajorijos atstovas, iškilęs į aukštumas. Tai va, tai ir apie pačią knygą irgi yra momentas tai, kad jinai vadinasi pirmoji dalis. Ir kai aš nuėjau į biblioteką, pasim sako, jums reikia antros dalies, aš tai pradėjau, sakau, antros dalies nėra. Tasme, jis ją parašė, bent jau apie tai išneka savo knygos įvadę ir sakė, kad jinai bus to išleista ir kadangi jis miršta realiai metų bėgyje nuo išleidimų visų, yra klausimas visgi ar ta knyga parašyta, bet taip kaip jis detaliai aprašo jos turinį, akivaizdžiai matosi, kad žmogus parašė arba turėjo tikrai jau planą, kaip jinai turėtų atrodyti ir manoma, kad tai yra dingęs traktatas. Netgi manoma, kad konkurentai sunaikino. Bet yra istorikų, kurie neva rado, atsekė ir kad gal rasdavo memuaruose, kad kažkas matė Peterburgo bibliotekoje, kažkas matė pas Lenkų bajorus 18 amžiuje jų bibliotekoje. Tai yra spėliojama ir vis dar tikimasi, kad gal vieną dieną kur nors pavyks rasti. Tai dėl to, kai yra parašyta Didys artilerijos menas pirma dalis, tasme, tai antros dalies kaip tokios nėra. Bet jis planavo rašyti plačiai. Ir dėl to, tai šitoje knygoje tai yra apie artileriją, apie pačius pabūklus, apie sviedinių tipus, tada yra daug apie raketas ir yra dar vienas, ir turbūt viskas aišku, kodėl jis tai padarė, nes tai tikrai yra komercinis sumetimais, yra gana didelis gabalas teksto apie pirotechniką. Apie fejerverkus, apie taip, kaip daryti tą patį kokį nors naujų metų šventimą arba karnavalinį fejerverką ir taip toliau. Na, sakykime visgi, kad tuo metu fejerverkai yra prabangos dalykas, tai yra simbolizmo dalykas, galų galiai religinėse šventėse naudoja, valdovai pabrėžia savo didingumą, turtingumą, rengdami labai sofistikuotus įmantrius fejerverkų festivalius ir šventes. Tai jis savo knygoje tikrai aprašo labai daug apie fejerverkus, kaip ir minėjau, štai yra pavaizdavimas, medinis karkasas, sudedi tubas, raketas, kaip padarai burną ir kaip padaryti, kad šitas drakonas Slibinas liepsnelėmis šviestų ir džiugintų žiūrovus, ir būtų ugdimi šį riaumojantis Slibinas drakonas. Ir štai schematika ir paskui puslapis prieš tai, gerime puslapyje, taip glaustai, bet aprašyta, ką iš čia vaizduoja. Tai vadinasi, tada tiesiog imi ir darai. Darai turbūt ir iš medžio, darai iš metalo, bet instrukcijas turi. Tai va, tai ta knyga, jinai šiaip tai gana greitai bėgasi tie puslapiai, ypač jeigu ten nepradėjau užsiiminėti skaičiavimais, geometriniais ir kitais dalykais, bet gali pagauti esmę, apie ką išneka ir tikrai supranti, kad kokybiškai parašytas tekstas, net nekyla abejonių. Ir yra taip kažkaip tikrai malonu širdžiai ir dūšiai, kad, sakykime, kad visgi tai yra lietuvio produktas, lietuvio intelektualinio lygio pavyzdys, ką mes turime. Ir kiek aš dar turiu dar, tai dar gal klausimas kokiems, tai turiu dar vieną trumpai apie inovatyvumą, gal aš jau kažkiek apie tai užsiminiau, tai pirmiausias yra mokslo žmogus ir savo laikmečio žmogus, ta prasme, kad čia tiesiog paveikslas toks apibūdinantis visą to meto judėjimą. Liudvikas XIV įkuria noriu sakyti, 667, man atrodo, Prancūzijos mokslo akademija, Science Academy. Analogiškas labai greitai darinys atsiranda Anglijoje ir šitos mokslo akademijos, jos turėjo dviejopą užduotį, tai viena vertus sistemingai plėtoti tiksliuosius mokslus, ne filosofinė istorija, fizika, geometrija, chemija, bet tyrinėti viską ir mąstyti tam, kad būtų pritaikyta karybos reikmėms. Čia mano mėgstama tema, kai aš dėstau, kai sako, kas iš tų karų naudos, taip, karai dėja griauna, naikina, bet mes turime taip pat neužmiršti, kad faktiškai absoliuti dauguma mokslo atradimų yra kilę dėka karo arba pasiruošimo karui. Ar Izaokas Niutonas buvo genijus nuo gimimo? Taip. Ar jis būtų sugebėjęs išplatinti tai, kaip parašė, nebūdamas Britanijos mokslo akademijos nariu? Nesu tikras. Jis gavo algą visam gyvenimui tam, kad darytų tyrimus, kurie galėjo būti pritaikyti karybai. Pakeliui jis atrado ir gravitacijos dėsnius. Tai Seminavičius jis nespėja į šitą traukinį, bet jis yra to laiko žmogus, ta prasme, kad tai yra kontekste, kad kyla mokslo lygis, valdovai pradeda tokius aristokratus mokslininkus sodinti vieną vietą, duoti jiems
pensijas, algas, stipendijas, tam, kad plėtotų fundamentalų mokslą ir paskui taikomai mokslą konkrečiai karybos reikmėms. Tai šiuo atveju ta pati artilerijos visas menas ir mokslas. Jam reikia tikrai, kaip jau minėjau, daugybės disciplinų. Ir va čia šiuo atveju tai vėlgi turbūt yra knygos patrauklumas, nes jinai yra parašyta taip, kaip įsivaizduoja tuo metu, ypač diduomenė, kaip turi atrodyti mokslininko veikalas. Apie karinius reikalus, mokslo kalba. Ne apie mitologijas, ne tai, kad ten Dievas nulėmė, nusprendė kažką tais. Hard facts. Skaičius, skersmuo, tūris, parakas ir viskas. Tu vieninteliai dalykai tai tokie renesansiniai, tai yra ilgos padėkos mano valdovui, mano mecenatui ir taip toliau. O paskui visas traktatas yra mokslo kalba. Aiškina, dėlioja, kaip ką daryti. Tai va, ir šiuo atveju tai vėlgi jis yra visiškai savo laikmečio žmogus. Ir tuo pačiu jis yra normų laužytojas savotiškai, nes čia kaip aš prie to prieisiu. Ypatingai pirotechnika yra iš dalies net ne mokslas, o menas, manoma daugelio, bet tai yra labai ekskliuzyviai valdomas sritis pirotechnikų gildijų. Nes visa pirotechnika yra geras biznis. Aristokratai valdovai užsakinėja. Jeigu tu žinai, kaip padaryti įdomų įmantrų ferverką ar ferverkų sistemą, tu tikrai uždirbi nemažus pinigus. Ir tu nesi linkęs dalinti savo verslo paslaptimis, sakykime, labai paprastai. Yra gal šiek tiek ir, sakykime, kažkokios ir ezoterikos ir kitų dalykų, ką daro Seminavičius ir panašūs žmonės. Tai, kas buvo anksčiau daroma uždarose bendruomenėse, paima, sistemingai aprašo, gal kartais ir iš tų bendruomenių tas idėjas ir pasiskolina, bet tas aprašo ir išplatina visiems, kas gali skaityti. Už kur kas mažesnį finansinį indėlį, kuris yra knygos pirkimo kaštai, negu, sakykime, pačio fejerverko. Nes kodėl aš tai pabrėžiu? Nes viena iš teorijų, kodėl sąlyginai anksti mirė Seminavičius, yra manoma, kad pirotechnikų gildija užsakė žudiką ir jis jį nužudė. Už tai, kad jis išplatino jų paslaptis, įdėdamas į savo šitos knygos 6, man atrodo, skyrių. Negalim įrodyti, bet irgi, ruoždama šitai paskaitėliai, pasižiūrėjau truputėlį į rimtesnių tokių istorinių, intelektualinių tyrimų apie to meto normas, kultūras ir gildijas, tai ten istorikai rašo, kad iš principo šita teorija nėra tokia iš piršto laužta, nes gildijos tikrai buvo labai giliai įsitvirtinusios ir ypatingai skamba viduramžiais, bet pasirodo 17 amžiuje jos sugrįžo nauja jėga į kasdienybės mūsų gyvenimą, tiek Prancūzijoje, tiek Vokietijoje, tiek Lietuvoje. Tai dabar ateinam Vilniuje Odminių gatvė, Stiklių gatvė ir taip toliau. Tai čia jau nėra viduramžiškas paveldas, čia yra labiau barokinis paveldas. Ir kad tos gildijos iš tiesų gana aršiai saugojo savo paslaptis ir tasme grasindavo žmonėms mirtimi. Ten aprašo istorikai vieno Brito pavyzdį, 1720 turėjo bėgti iš Londono, nes jis parašė knygą apie tai, kaip gaminamas stiklas ir stiklių gildija tasme žmogų norėjo užkapoti, dėjo tepės slides į kitą krantą, į Prancūziją, kad liktų gyvas. Tai vadinasi, ar pirotechnikai yra patenkinti, kad aprašoma veikale, aiškiai suprantamai jų verslo paslaptis? Manau, kad jie tikrai nėra iki galo happy. Ar yra tiek net patenkinti, kad pasamdytų žudiką atimti gyvybę, tais laikais į gyvybę žiūrima truputėlį paprasčiau, atsainiau ir politinės žmogžudystės arba komercinės žmogžudystės šiuo atveju tikrai nebūtų kažkas netipiško, sakykime taip. Bet viena iš teorijų. Nes šiuo atveju Seminavičius yra žmogus, kuris viename tekste skaičiau, jis yra kaip Prometėjas, jis neša ugnį žmonėms, jis nori dalinti žiniomis ir nenori, kad ją kažkas monopolizuotų. Bet už tai gal jis ir iš tiesų ir nukenčia. Tai šiuo požiūriu jis yra tas normų laužytojas, nes jis tiki apšvieta, švietimu, mokslu, tam tikrą standartizaciją, kad, sakykime, ir savo pavyzdžių rodo, kad realiai per mokslą ir turbūt visgi, manau, sėkmę, gyvenime gali pasiekti, jeigu net, sakykime taip, vaikinas kilimo nuo Raseinių tampa žinomas visoje Europoje. Ir jis miršta, žinodamas, kad jį žino visa Europa. Jis tikrai tą žino. Nes jo veikalo vertimas į prancūzų kalbą yra įvykęs dar jam prieš mirštant ir tas faktas, kad reikia knygą išleisti, rodo, yra paklausa. Tai netgi šių laikų standartais vaikinas ar mergina iš Raseinių, jeigu būtų žinomas visoje Europoje, būtų nemenkas pasiekimas. Tiems laikams tai iš viso yra kažkas wow.
Bet jis pasiekė tikrai, kai skaitai jo tekstą, matai, kad buvo už ką. Tasme, jis tikrai išmanė, darė ir dar turėjo talentą srityje, kuri yra svarbi, paklausi. Ir reikia pabrėžti, gal to nepaminėjau, artileristų reikia visiems. Bet, kaip čia pasakyti, karybos rūšių formose, pėstininko, kavalerijos ir artilerijos kontekste, artileristai yra traktuojami kaip patys žemiausi hierarchijos prasme. Pati grėtinėlė elito sėdės kavalerijoje, princai, įpėdininkas tik norit, pėstininkose irgi rasim jau nemenka aristokratijos tokios aukštesnės paketą, artilerijoje sėdi smulkesnė bajorija arba netgi, ir čia jau aristokratai dantis sukandę toleruodavo, miestiečiai. Nes karininkas turėtų būti aristokratas. Tokia yra norma jau 17 amžiui. Bet artileristų gretose mes galime rasti ir miestiečių sluoksnių atstovų, nes, čia matematika, geometrija, čia dalykai, su kuriais aristokratas rankų nesipurvina. Ir gerai, mes jūs toleruosim, bet jūs būsite tie, kurie ten purvini nuo parako, nuo dūmų, bet realiai faktiškai be jūsų tvirtovės nepaimsim. Kas iš tos kavalerijos? Jinai svarbi yra, taip, kavalerija maistą atgabena, jeigu reikia, ar apsaugo nuo netikėtų nupolimo, bet realiai tol patranka, kol nepataikys taikliai, kol nebus pakankamai smogiamosios galios, tu ten gali to žirgų judinėti aplink tą tvirtovę ir 3 ir 4 metus. Iš principo, tau reikia gero artileristo, tau reikia tokių kaip Kazimieras Semenavičius. Iš dalies jis ir tą gerai išnaudoja, jis pasirinko rūšį, kuri gal yra šiuolaikiška, kažkas artilerija tais laikais arba taip, kaip jis daro, taip aš labai pritempsiu, bet panašiai taip, kaip dabar būtų dronistas. Būtinai reikia, bet senbuvis sako, bet dar tu, aš pėstininkas, ką tas dronistas, 5 metai man iki tavęs, nei tu man reikalingas, nei ką, bet šiais laikais be dronisto sėkmės pakariauti. Kaip tais laikais sėkmės pakariauti pėstininkui, kavaliristui be artileristo. Tai Semenavičius tą dalyką išnaudoja ir jo traktatas yra apie tai, parodantis, kiek tai yra svarbu. Ir kas dar turbūt pabaigai, vizionieriškas. Visgi ypatingai raketų mokslas ir tos vadinamosios raketinės artilerijos. Čia vėlgi Ukrainos patirtis, Himarsai garsieji. Tai kuriuos mes 27 metais Lietuvoje turėsim. Tai Semenavičius yra pirmasis, kuris aprašo apie tokios artilerijos logiką ir pirmosius modelius pristato. O tik paskui ateities kartos jau toliau plėtoja ir ateinam iki to, ką ateinam šiais laikais. Tai turbūt ties čia ir sustosiu.